Sveiki, oranžinio sviedinio mėgėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis, ir šią savaitę vėl paanalizuosiu įdomiausias krepšinio rungtynes, paprognozuosiu jų baigtį. Tiesa, praėjusią savaitę grįvau šiek tiek veidų į purvą, apsikiaulinau, neatspėjau vis dėlto Müncheno Bayerno ir Kauno Žalgirio rungtynių baigties, taip pat Vilniaus Wolves ir Panevėžio 7bet Lietkabelio dvikovos rezultato. Tačiau sviedinys, kiek žinau, yra apvalus, visko pasitaiko, esu jaunas, planuoju dar pasitaisyti, o jūs nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalą. Taigi, kovo 19 dieną Kauno Žalgiris priims Bolonijos Virtus komandą. Kauniečiai vis dar turi šiokių tokių teorinių vilčių užimti 10 vietą ir iššokti į įkrintamųjų varžybų traukinį. Čia reikia laimėti visus likusius mačus ir sulaukti palankių kitų dvikovų rezultatų. Žalgiris duobėje, patirti 3 pralaimėjimai iš eilės, Münchene išstenėti tik 58 taškeliai, vis dėlto kažkada Žalgiris turi įveikti tą krizę ir manau, kad tam labai bus palankus momentas, nes Bolonijos Virtus žaidžia pastaruoju metu silpniau negu sezono pradžioje, komandoje yra veteranų, neturi jie galingos sudėties. Ir dar svarbus dalykas, kad Virtus namie žaidžia daug geriau negu svečiuose. Savo aikštėje Virtus laimėjo 12 mačų iš 15, išvykoje iškovojo tik 5 pergalės. O žalgiriečių žiūrovai, manau, kad bus kaip 6 žaidėjas, net nebejoju. Svarbu, kiek uždengti Šengelį ir neleisti laisvam mesti Marko Belinelį, kur tas veteranas tikrai išgyvena antrą jaunystę. Žiūrėsim, ar galės Žalgiriui padėti normaliai Rolandas Šmitas. Virtusas ir Italijoje neseniai nusileido vidutiniokui Pesaro klubui, taigi komanda dabar nėra pačių geriausių fizinių kondicijų. Vėl būsiu optimistas, šį kartą tikrai tikiu Žalgirio pergalę, maždaug 5-7 taškų skirtumų. Oi, kokia įdomi dvikova laukia kovo 20 dieną. Stambulo Fenerbahčė priima Barceloną. Šarūnas Jasikevičius, mano geras bičiulis, bandys pergudrauti buvusios komandos žaidėjus ir pastaruoju metu ir skandalai kilo. Šaras pavarė ant Barcelonos vadovų, pakritikavo šią komandą, įpylė žibalo į ugnį, nuo to mums visiems tik įdomiau. Barsa, manau, turi kiek stipresnę sudėtį, bet dabar Fenerbahčė tiesiog siautėja. 118 taškų suvertė Valencijai, neseniai 111 Baskoniai, 3 pergalės iš eilės ir savo žiūrovo akivaizdoje žais Feneris. Barsa irgi nepeščia. Pastaruoju metu Eurolygoje laimėti 5 mačai iš paskutinių 6. Manau, bus žiauriai intriguojanti dvikova. Vyksta, aišku, ir Rokas Jakubaitis, kuris pastaruoju metu gerina žaidimą. Aš taip spėju, kad čia vyks įnirtingas mūšis iki paskutinės minutės, gal net paskutinių sekundžių, ir nuojauta kužda, kad Feneris vis dėlto triumfuos per plauką vienu kitu taškeliu. Kovo 21 dieną dar vienas Žalgirio mačas Kaune. Šį kartą prieš Vitorijos Baskoniją, kuri irgi kovoja dėl vietos krintamosiose varžybose, netgi gali pasiekti pirmąjį 6. Baskai demonstruoja solidžią sportinę formą. Eurolygoje dabar 4 pergalės per pastarąsias 5 rungtynes. Tiesa, komanda klupinėja Ispanijos čempionate, toks banguotas, kontrastingas žaidimas. Ir šio sezono Baskonija Žalgiriui, sakyčiau, gan parankiai, jinai nežaidžia tokio super greito krepšinio, kaip būdavo anksčiau. Duško Ivanovičius yra kiek kitokio profilio treneris, tačiau tai pavojinga komanda. Sedekerskis žaidžia geriausią karjeros krepšinį.
Bet ne jis pavojingiausias. Pavojingiausi yra tritaškininkai. Žinome, kaip gali užsiautėti Howardas, primesti 10 tritaškių ar kažkas panašaus. Marinkovičius, tas pats McIntyre'as, taigi reikės būti labai žalgiriečiams atidiems ties perimetru. Ir mano nuomonė, pergalė prieš Virtus, kuo aš tikiu, užaugins sparnus žalgirio krepšininkams, suteiks daugiau pasitikėjimo ir spėju, kad žalgiris laimės antrą kartą iš eilės šią savaitę, maždaug 5-6 taškų persvarą. Na ir ką, kovo 24 dieną visų laukia tikrai gardus desertas, Vilniaus derbis, Rytas prieš Wolves komandą. Ir čia prognozuoti, baigti, velniškai sudėtinga, sakyčiau, komandų jėgos apylygės. Vilkai tiesiog nušlavė nuo kelio SNBet Lietkabelį ir manau, kad dabar tiesiog trykš pasitikėjimu savo jėgomis. Rytas patyrė šaltą dušą, gavo malkų nuo Neptūno ir manau, kad irgi bus tinkama Ryto krepšininkų reakcija. Žodžiu, abiem komandoms mačai svarbus, Rytas dar gali pakovoti dėl pirmos vietos reguliariam sezone, Vilkams labai svarbu išsaugoti tą trečią poziciją. Tikra mačo puošmena, manau, bus Fosterio ir Saleimono akistata, kurie individualiai yra tikri žvėris, vieni geriausių lygoje krepšininkų ir, čia sakyčiau, komandų šansai lygus, bet vis dėlto reikia spėti, taigi Wolves pergalė 3, 4 ar 5 taškų skirtumų. Taigi tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės, linkiu visiems gražaus krepšinio, per daug nelasdavokit manęs, nemuškit, nes aš tikrai greitai bėgu, jums nepavyks to padaryti, iki.